Sveiki, mėlyjeji! Šiandien yra antroji mano live arba tiesioginė video transliacija. Ir gal kam kyla klausimų, ką aš čia veikiu ir kaip aš patekau iš tą mažą dėžutę, tai aš noriu jums šitą ir papasakoti šiandieną. Taigi, ką aš veikiau karantino metu? Karantino metu aš mokiausi. Nes man žiauriai patinka mokytis, iš tikrųjų, kai aš pradedu mokytis, man įdomią temą, tai aš galiu neatlikti tų namų ruošos darbų, kas nėra gerai, bet esu jau tiek prisimokiusi, kad atėjo laikas tiesiog dalinti savo žiniomis tuo, ką turiu sukaupusi. Bet iki šiol aš, gal net ir nedaugelis žino, kad tiesiog pozicionavau save ir dirbau kaip sveikatos žurnalistė, tačiau tokiuose uždarose auditorijose, labiau salėse, su lektorėm, skaitydavau paskaitas žmonėms nuo 10 žmonių grupių iki ten 100-200 salės ir netgi važiavau į Kazachstaną medikams skaityti paskaitos apie gyvensenos mediciną ir tikrai turėjom labai gerą tokį gerą pasisekimą turėjau, tai turiu kvietimą ir toliau atvykti, kai nusistovės reikalai. Bet man draugai visą laiką sakydavo, Nijolė, bet tai tu tiek turi žinių, kodėl tu nedarai laivų, kodėl tu nedarai YouTube, tu turi atidaryti kanalą, taigi kokios vertingos žinios. Aš sakydavau, jo, aš tikrai turiu tų žinių, norėčiau, bet, žinok, bijau, bijau eiti į viešumą ir tiesiog nenoriu, ten su ta technologija man gana sunku, kaip tos laivos, kur nuspausti, dar ne ten kur nors nuspausti, nueisiu, sakau, kada nors. Ir štai karantino metu mane pakvietė į tokią fantastišką programą, Jūratės Kančiauskienės vedamą tokį kursą 30 dienų 1 minutės video. Ir šio kurso metu, jau šiandien yra 23 diena, mes 50 moterų grupė, taip, čia susirinko vien moteris, fantastiškos beje, mokomės kurti tuos YouTube filmukus, kalbėti prieš kamerą, saugioje aplinkoje uždaroje, 50 žmonių klasiokių, taip sakant. Ir, mokėmės ir atėjo diena, kai pradėjome mokytis tos laivus darytis. Ir šiandien iš tikrųjų yra pirmoji diena, kai mano 50 klasiokių visos turės atlikti užduotį, papasakoti, ką jos daro karantino metu viešai, visiems žmonėms. Iš tikrųjų, tai aš gal kas matėt mano praėjusi video, tai aš buvau išspirta iš komforto zonos jau prieš keletą dienų, kai įsivaizdavau, kad darau pratimus su savo klasiokiam ir staiga pamatau, kad dalyvauju viešoj erdvėj. Tai kas norėsit pasižiūrėti šitą video, jis yra apačioj. Tai buvo labai baisu. Tai buvo tas pats, jeigu jūs sapnuojate, kad jums reikia dainuoti, jūs lipat ant scenos, jūs nežinote žodžių, arba, žodžiu, kaip plikam į dilgėlės, bet aš manau, kad tai buvo likimo pokštas. Ir manau, kad tai buvo likimo dovana, nes aš iš tikrųjų gavau dovaną, o tai reiškia, suvokiau labai svarbų dalyką, kad mums nereikia būti tobuliems, mums nereikia išmokti tobulai visko daryti, mums užtenka telefono ir kad žmonėm kartais ir, atsibosta tie visi nutiurlinti video, kad kartais pakanka tiesiog autentiškumo, nuoširdumo ir viskas, that's it. Ir mes galime išsakyti tai, ką norime. Tai va, aš tiesiog labai noriu parekomenduoti tiems, kas taip mastot panašiai kaip ir aš, kas turite daug žinių prikaupę, norite išeiti, norite dalintis, bet bijote kalbėti viešai, bijote su tom technologijom, būtinai kviečiu į Jūratės programą, kur apačioje komentaruose įdėsiu nuorodą, kur Jūratė tiesiog už labai krikščionišką kainą iš tikrųjų duoda didžiulę vertę. O pati, besimokydama, šįryt supratau vieną įdomų dalyką. Kuo aš noriu būti iš tiesų? Tai labai įdomu, kaip mano viena draugė, irgi Nijolė, per savo 50-metį, kai sužlugo jos verslas, sako, kaip faina, tu
vieną rytą atsibundi, tau 50, o tu galvoji, kuo tau būti. Tai va, šį rytą aš supratau, kuo aš noriu iš tiesų būti šioje erdvėje. Aš noriu būti sveikatos influencerė. Būtent daryti įtaką žmonėms ir tiesiog pasidalinti savo verte, kokią aš turiu, savo žiniomis ir viltimi, faktais moksliniais, kad mes turime vilties, kokioje situacijoje sveikatos bebūtume, kad yra gausybė tyrimų, gausybė mokslinių straipsnių, kaip tinkamai pamaitinus ląstelę galime ne tik išvengti, ta prasme, chroniškų ir lėtinių ligų, bet netgi išspręsti savo sveikatos iššūkius ir sugrąžinti atgal savo sveikatą ir sugrąžinti netgi jaunystę. Tai kviečiu jūs, pirmas dalykas pasidalinsiu, kam įdomu Jūratės iššūkių, prašom, tikrai rekomenduoju, dalyvaukite. Ir antras, kviečiu pereiti į mano svetainę Sveikatos žurnalistė, kur artimiausiu metu pasidalinsiu 2 temom. Tai viena apie tai, kaip išvengti erkių, kaip su jom permiegoti, bet kad jos neįsisiurbtų, ką aš ant savęs esu išbandžius, nes gyvenu gamtoj, kur yra pilna erkių, natūraliais būdais, aišku. Ir antras įdomus straipsnis ir video bus apie tokius tyrimus, kokias 2 medžiagas mokslininkai davė senom nušiurusiom žiurkėm, kad jų kailiukai pradėjo blizgėti, jos atsijaunėjo ir net užėjo joms noras mylėtis ir daugintis. Ir irgi aš tas medžiagas išbandžiau ant savęs. Taigi, ačiū Jums, mėlyje, kad žiūrėjote. Tiek žinių iš Molinių ir iki pasimatymo.